Kiekvieną pavasarį Druskininkų miškų urėdijos miškininkai organizuoja talkas, norėdami žmonėms parodyti patį svarbiausią pavasario darbą – miško sodinimą. Mums labai džiugu, kadangi tikrai geranoriškai žmonės ateina ir netgi, kaip sakyti, kada sodino tie, kurie kitais metais vėl prašosi ir nori sudalyvauti tokioje miško talkoje, nes tai manau, kad tikrai žmonėms patinka daryti tokį gerą darbą, ypač druskininkus puošti miškais aplink miestą. Tai tikrai labai visiems patinka. O mes sukviečiam dėl to, kad parodyk šitiek savo darbą, nes mes visi dirbam savo darbus ir atrodo, kad kaip ir aišku, bet turim tokią progą gerą, sakykime, prisidėti prie to, kad žmonės sukviesti ir šiek tiek sudalyvauti, prisidėti prie tos gamtos. Ketvirtadienį miško sodinimo akcijoje dalyvavo savivaldybės tarybos nariai, administracijos ir įvairių įstaigų vadovai, asociacijos Druskininkų klubas atstovai. Gausus talkininkų būrys apie 60 žmonių kartu su miškininkais 1 hektaro plote netruko pasodinti apie 7 000 pušelių sodinukų. Pušelių sodinimo akcijos dalyviai džiaugiasi galimybę prisidėti prie miško sodinimo ir tokiu būdu išsaugoti švarų orą bei gyvąją gamtą. Be jokios abejonės, turbūt kiekvienam mums, ne tik administracijai ir įstaigų vadovam, bet ir tarybos nariam noriu pabrėžti, yra svarbu pavasarį sudalyvauti dėl to, kad gamta atbunda. Norisi prisidėti kažkuo prie tiesiog pavasarinio to atbudimo, susitvarkymo, pasodinimo, tam, kad būtų visiems geriau. Nors pas mus ir taip labai daug miško, bet tikrai džiaugiamės galėdami prisidėti. Aš manau, kad tai labai simboliška, nes šiais metais yra švenčiama 150 metų Antano Baranausko, garsaus mūsų poeto, kuris apdainavo Anykščių šilelį, kuris buvo iškirstas, kaip žinia. Ir štai mes simboliškai irgi atsodiname šilelį, pušyną. Taigi aš manau, kad tai yra mums kiekvienam irgi tam tikra kaip ir akcija, prisidėjimas prie tos gražios datos, prie to paminėjimo Baranausko Anykščių šilelio. Na, aišku, yra ir kas be ko savo šalies, savo miškų toks turtinimas ir gražinimas. O pačiam žmogui turbūt pajunti kažkokį malonumą ir gerumą, kad kažką tai padarai, tokio smagaus, gero, entuziastingo ir dar svarbiausia, kad kartu tokio linksmoje kompanijoje. Norim padėti bendruomeniai ir įnešti savo dalelę į gamtą, į Lietuvos gamtą. Druskininkų miškų urėdijos urėdas Zenonas Naujokas sakė, kad per metus Druskininkų girininkijos teritorijoje iškertama apie 60 hektarų miško, tiek pat, o kartais ir daugiau jo atsodinama. Šiemet bus atsodinta apie 100 hektarų miško. Pasak urėdo, talkininkų pavasariais pasodintos pušaitės prigyja puikiai.